ta prasme, tarp competitions, tarp visų paauglių. Ir tai yra labai sunku. Ko po galais nori paauglės? Kad pirmiausia paklaus, kaip tu jauties, ką tu norėtum, pavyzdžiui, šiandien veikti. Man atrodo, kad neginčia su manim, sako, ne tik todėl, kad aš esu jos mama. Tai tokie maži dalykai labai pakeičia, sakyčiau, tą santykį, kad, sakyčiau, net pagyvina ir tada supranti, kad tu vienas kitą supranti ir pažįsti. Nebandykit būti tobula mama, nes būti tobula mama nėra įmanoma. Ir vaikas jaučia labai didelį stresą turėdamas tobulą mamą. Gal tu turi instrukciją? Labas, aš Jurga, Uma, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandieną čia su manimi ekspertinė rimta grupė, su kuria mes kalbėsime apie mamų, tėčių ir paauglių santykius. Merginos, kuo tu vardu? Aš Antoneta, Kiek tau metų? 15. Ko labiausiai nemėgsti paauglystėj? Ko labiausiai nemėgstu, gal tai, kad visur yra kompeticijos, ta prasme, tarp competitions, tarp visų paauglių. Ir tai yra labai sunku, nes visą laiką bandai pritapti ir būti geresnis, vienas iš kitą bando būti geresni. Tai O kaip tu ilsiesi? man labai patinka klausyti muzikos, aš randu tame ramybę ir aš labai taip pailsiu ir tai yra labai lengvas kaip ir access tai daryti, tai man labai patinka ir aš galiu ilsėtis, kada noriu. Labai gerai. Kuo tu vardu? Aš esu Smiltė. Man reikia klausti, kiek tau metų. Man yra 14 metų. Tas pats klausimas toliau. Ne, gink dieve, ne. Kas tokio nuostabaus apie paauglystę? Man šiaip gyvenime viskas yra nuostabu ir viskas yra nemėgstama. Tai sakyčiau, gal nuostabiausias dalykas, tai kad turi žmonės, kurie į tave kreipia dėmesį, tai yra tavo draugai ir kurie tave išklauso. Tai sakyčiau, kad draugai yra man tas didžiausias džiaugsmas, nes jie tave palaiko ir išklauso. Bet kai sakai, kad visko nemėgsti ir viskas nuostabu, ar draugams kartais gali nuskambėti ir... Tai gali būti, visada yra išimčių. Čia yra mano galvojimo, mąstymo būdas, kad visą laiką yra išimčių ir viskas priklauso nuo situacijos. Čia mano tikriausiai pirmiausia mintis, kuri ateina, kai manęs kažkas paklausia klausimą. Tai tikrai draugų būna visokių, gerų, blogų, nuostabių, netokių nuostabių. Tai taip. Labai gerai, aš suprantu, kad tie ir tos, kurie mūsų klauso, nebūtinai taip jau nuoširdžiai iki pat gelmių pažins jūs iš šitų nedidelių klausimų ir nedidelių atsakymų. Bet mes šiandieną turime labai svarbų klausimą. Ir link to svarbaus klausimo einant, aš galvoju, kaip čia jums pasakyti. Mamos labai dažnai skundžiasi. Jie sako, mano vaikas nieko nenori, mano dukra nenori su manim leisti laiko, mano dukra nenori nieko daryti, aš jai siūlau važiuoti su manimi, jis sako ne, aš jai siūlau važiuoti vienai kažkur, jis sako ne, mano dukra nieko nenori. Tai mano klausimas jums yra toks. Ko po galais nori paauglės? Sakyčiau, kad tai labai priklauso nuo paauglės pačios, nes, aišku, visą laiką taip būna. Ir taip, kad nieko nenorėtų, niekad nebūna, nes tau vis tiek reikia valgyti ir panašiai. Bet norėt gal nenori to, ko mamos prašo dukrų, arba jos netaip prašo. Nes taip irgi būna. Pavyzdžiui, kažkaip pabūti to laiko mama, dukra. Tikrai ir aš kartais noriu, bet kartais mama pasiūlo ir tai nėra mano idealiausia mintis
apie tokį laiką. Todėl sakyčiau, kad reikia pabandyti perfrazuoti tuos pasiūlymus, klausimus ir manau, kad tikrai bus rastas kažkoks O kompromisas. Dieve mano, niekur nuo čia neikim, perfrazuokim. Kaip perfrazuot, būkit geros, jūsų klauso mamos. Dabar jos jau užsitraukia užrašinės ir tušinukus jos jau užsirašinėja. Kaip pasiūlyti dukrai, paaugliai dukrai veikti kažką, kad jis sakytų, gerai, mama. Kartais būna, kad mamos pasako tokį pasiūlymą kažką veikti kaip kasdieninį tokį reikalavimą. Pavyzdžiui, pasiklok lovą, įsiplauk indus ir gerai, dabar eidam į parką, dabar eidam į filmą. Ir taip atrodo, aš liktis ir norėčiau eiti, bet jinai man kaip vadovauja ir aš galvoju, ar aš tikrai noriu. Jau tu čia mane vadovausi. Tai va, ir aš galvoju, kad tas reikia mokėti gal ir pasiūlyti, kad neatrodytų tokio prievartos kaip ir jausmo to daryti. Tai reikia labai mokėti tai pasiūlyti, nes reikia žinoti, ką siūlyti. Vis tiek būna vaikai introvertai, ekstrovertai ir taip, reikia sužinoti, ko jie nori. Ir tiesiog, o kaip tai padaryti? Tai Aš dabar, žinokit, spausiu jūs į kampą tol, kol jūs mums duosit rimtas instrukcijas. Kaip teisingai tavęs paprašyti? Tavęs. Antuanete, kaip tavęs teisingai paprašyti? Kad tu norėtum eiti su mama kažkur arba daryti, čia, žinai, net ne apie įėjimą. Gal padaryti kažkokį veiksmą, apie kurį tu dar negalvojai, neplanavai, tai nebuvo tavo planuose. Man svarbu yra pradžioje gal pradėti tokį kaip ir pokalbį, kad nebūtų toks, labas, dabar mes einam. Man reikia tokio pradžioj, tiesiog pabendravimo, tokio bonding ir tada kad tiesiog aš vėl galėčiau jaukiai pasijusti, saugiai, bet dabar mes būtų fainai kažką kartu nuveikti. Ir jo, man tiesiog reikėtų tokio pokalbio, ramybės su savo mama ir tada mes galėtume paplanuoti labai daug, manau. O kaip tavęs teisingai paprašyti? Tu labai šitą įdomų žodžių junginį daryti teisingai paprašyti. Taip, manęs teisingai paprašyti tikriausiai būtų atsižvelgiant į tai, kas patinka ir man, ir mamai. Bet ne visada. Kaip įdomu. Nes kai kartais mama pasiūlo, pavyzdžiui, man, kai aš visiškai nenoriu judėti, gal nori su manim prabėgti orientacinį, aš sakau, nelabai. Nors kitą kartą aš labai to norėčiau, bet ne šį kartą. Tai manau, kad tai yra vienas iš tokių dalykų, kad read the emotion. Kaip čia. Perskaityk emocijas. Taip, perskaityk emocijas, kaip jaučiasi, gal paklausti pirmiausia, kaip sakė, kad nebūtų labas, darom taip. Kad pirmiausia paklausti, kaip tu jauties, ką tu norėtum, pavyzdžiui, šiandien veikti, ir tasai, kad dabar eisim į kavinę. Aš taip nekenčiu, kad dabar darysim taip, nes gal tu nori, būtų labai puikiai alternatyva tam, kad dabar darysim taip. Reiškia, direktyvus pasiūlymas nėra teisingas būdas. Ne tai, kad nėra teisingas būdas, jis skamba jūsų galvose ne taip patraukliai. Na, tai sakyčiau, jau nebeveikia nuo to laiko, kai mes buvom maži vaikai, nes mažiam vaikam daug lengviau yra pasakyti, einam dabar darom taip ir tai sakys, okei, darom. Negu gal nori, nes tada jiem atsiranda pasirinkimas, taip ar ne. Mes jau nebe tie maži vaikai, kurie naudojasi progą taip ar ne, mes normaliai apgalvojam tą taip ar ne ir galim pasakyti savo nuomonę. Gerai, tvarka. Aš pažįstu mamų, kurios žodį ne girdėjo kokį milijoną kartų.
Aš pažįstu mamų, į kurių bet kokį pasiūlymą yra sakoma ne, nepriklausomai nuo to, ar jis geras ar blogas. Dukra tiesiog sako ne ir viskas. Vien todėl, taip mamos sako. Galbūt yra kitaip, aš su tomis merginomis nekalbėjau. Mama sako, man atrodo, kad neginčia su manim, sako ne tik todėl, kad aš esu jos mama. Patarkit ką nors. Kaip prieiti prie paauglės ir ką daryti, kad neatsimuštum į tą nenoriu sieną. Nuolatinę. Turi būti kažkoks būdas. Reiktų gal gauti paauglės dėmesį, nes aš irgi susiduriu su tokia problema. Ir dažniausiai būna, aš tiesiog neišgirstu, ką man siūlo ir mano tiesiog reakcija, negirdėjau, turbūt nesvarbu, ne. Ir taip labai dažnai būna, nes tiesiog kasdienybėje, aišku, mama visą laiką bando padėti ir sako, patarė, ką daryti, kas geriausia dėl manęs ir, man sako, reikia tą padaryti ir tiesiog kartais atrodo, gerai, biškį išsijungsiu, vienu žodžiu pati suprantu, ką reikia padaryti ir tiesiog, nežinau, aš net neišgirstu tą pasiūlymą ir sakau tą ne. Tai gal, kaip aš pirmą minėjau, kad reikia gauti paauglės dėmesį. Geras. Labai gerai. Ar tu turi pasiūlymą? Manau, užtenka šio pasiūlymo. Nenoriu labai daug plėstis ir kalbėti. Tada aš grąžinu jums klausimą, kuriuo pradėjau turbūt šitą mūsų pasikalbėjimą. Tai ko nori paauglės? Mamos galvoja, kad šiuo metu jos nieko nenori. Tu labai teisingai prieš tai pasakei, kad negali būti taip, kad žmogus nieko nenorėtų. Griežtai atsisakau tuo tikėti, kad yra žmonių, kurie nieko nenori. Ir aš turiu savo nuomonę, ko nori paaugliai. Gal galit, padėkit mums suprasti, ko nori paauglys, ko nori paauglė, ko nori tu. Iš mamos, iš gyvenimo, iš pasaulio. Aš manau, kad paauglys nori rasti saugumo jausmą, jisai visur ieško, kur gali būti priimtos ir būti savimi ir tai yra labai sunku, nes vis tiek bando prie visur prisitaikyti ir tada prasideda tas, kad būna nesavimi ir būna labai sunku tada, būni liūdnas, po to pavargęs, nes visą dieną apsimetinėjai tuo, ko nesi ir grįžti namo piktas ir tiesiog nieko nenori daryti, tai aš manau, kad paaugliui yra labai svarbu atrasti tą savo vidinę savybę, atrasti žmonių savo ratą, su kurio būtų saugu ir tiesiog jisai galėtų laisvai jausis ir gyventi gražiai, fainai. Ko nori paauglė? Aš sakyčiau, kad paaugliai nori išklausimo, bet tokio gilaus išklausimo, kuris būtų abipusiškas. Tai reiškia, kad kai kalbėsi, kad ir ten argumentas koks iškyla, ar visiškai gražiai kalbės, kad išklausyti vienas kito kaip lygiems. Nes paskui atsiranda toks, aš iš čia, tu iš žemiau truputėlį, kartais atsiranda tas ir tada gaunasi, kad neišsipildo nei vienos pusės norai, nei kitos. Tai sakyčiau, kad tokio išklausimo ir tada atsižvelgimo į tą informaciją, kurią gauna. Pavyzdžiui, supranti pagaliau, kad tavo dukrai patinka labiau mėlyna negu rožinė. Ir tada darai apie tai kažką, nes tokie maži dalykai labai svarbus, sakyčiau. Labai tokia laimė maža net įpleskia tavyje, kai pamatai, kad mama pastebėjo kažką, arba kad tu nemėgsti kažkokio maisto ir šį kartą neįdėjo jo į salotas. Tai tokie maži dalykai labai pakeičia, sakyčiau, tą santykį, kad, sakyčiau, net pagyvina ir tada supranti, kad tu vienas kitą supranti ir pažįsti. Kaip gražu. Antonete, kaip tu žinai, kad esi
girdima? Kokie požymiai pokalbėje turi vykti, kad tu žinotum, jog esi išgirsta, girdima, klausoma, kad tai supranta? Aha, toj. Žmogus, kai man yra skiriamas laikas, kai jis sustoja, pavyzdžiui, ką daro, sakykime, ten paimkim pavyzdį mokykloje ir eini su draugu koridoriu ir kažką jam tokio svarbaus pasakai. Ir jis sustoja, pasižiūri į tave ir jūs pradėt kalbėti ir tada žinai, kad jisai tave išgirdo ir jam rūpi ir jisai nori padėti, spręsti tą problemą. Ir būna tokie atvejai, kai tu pasakai kažką tau tikrai svarbu ir jisai, jo, man irgi tas pats, aš irgi taip pat jaučiuosi. Ir gerai, jo, jaučiuosi išgirsta. Tai man tiesiog tokio, kad aš jaučiausi, man reikia įrodymo, man reikia, kad parodytų man ir aš tada taip suprantu. Gerai. Kai vyksta pokalbis, nebūtinai tai jūsų namuose, ar ne, bet aš dažnai girdžiu paauglių sakant, mes kalbamės, o mama skrolina. Ar tai yra... Ar jautiesi išgirstas tada? Ar galima kruopščiai klausyti skrolinant? Galbūt galima. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad aš kaip moteris galiu multitaskinti ir daryti daugybę dalykų, rašyti, pavyzdžiui, kokį nors rimtą tekstą ir dar klausytis, ką man sako vaikai, raštysi. Jo, man labai juokinga, aš matau savo mamą ir jos visas emocijos, tai labai fainai. Bet aš manau, kad čia priklauso nuo žmogaus, turbūt, kad gal ir įmanoma kai kuriem, bet čia ir priklauso nuo kito žmogaus. Ta prasme, jeigu tu žinai, kad jam yra svarbu būti išgirstam ir tu žinai, kad tas išgirstumas jo yra tavo dėmesys jam, kad, ta prasme, nėra jokių pašalinių daiktų, kad tu nieko kito nedarai, išskiri jam tik tais dėmesį, tai aš manau, kad jeigu tu ir pats girdi ir viską puikiai supranti, vis tiek geriau padėti tą telefoną ir skirti jam dėmesio. Kai kalbu su mamomis, mes nuolatos prieiname prie klausimo ir tai ką daryti? Ir jie klausia, ką daryti? Ir aš sakau, nežinau, ką daryti. Bet labai svarbu prisiminti, kad nepriklausomai nuo to, kaip jūsų dukra arba sūnus jūs žiūri šiuo metu, jam beprotiškai reikalinga jūsų meilė. Ir tada mama sako, iš to, kaip elgesi, nepanašu, kad jiems reikėtų šiuo metu mūsų meilės ir mūsų dėmesio. Visą laiką reikia, visada. Ar galit pasakyti tai mamoms? Mes labai dažnai būnam savo pasaulyje panirę ir labai daug kas dedasi iš tikrųjų. Vis tiek mes ir keičiam draugus, keičiam mokyklas, būrelius, nauji potyriai ir tiesiog kartais norisi užsidaryti ir ne visą laiką parodom teisingas emocijas savo tėvam. Ir aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes visi paaugliai susitartume ir iš tikrųjų pasakytume tėvam, kad taip, mums visą laiką reikia jūsų meilės, nes mes tiesiog labai dažnai jaučiamės vis tiek ir vieniši ir tiesiog neparodome tai. Manau, kad tikrai visiems reikia tos meilės ir visi žino tikrai, kad visi sakyt niekad nėra gerai. Taip, absoliutinimas. Taip. Tai dauguma tikrai žino, kad yra mylimi ir žino, kad jiems reikia tos meilės,
kartais jos nereikia tokios intensyvios. Tiesiog. Kartais nereikia visada padėti, kartais norisi, kad tau patinkantis žmogus būtų draugas, ne mama. Bet visą laiką yra svarbu žinoti, kad mama yra ir kad jinai myli. Tai manau, kad visi tikrai tą žino ir tiesiog ne visi pasako. Bet tai širdyje vis tiek yra, nes mama tai turi būti kažkas. Kaip tu žinai, kad tavo mama yra? Aš žinau, kad mano mama yra, nes jinai gamina man valgyt. Kartais. Palaiko mano hobius, pomėgius. Papasakoja, ką nors iš savo patirties. Pataria, ką nors. Pajuokauja su manim. Elgiasi su manim kaip ir su žmogum. Sakyčiau, taip žinau, kad ji yra. Antonete, kaip tu žinai, kad tu esi savo mamai? Gal kaip padarau tai, kas yra paprašoma ir tai, kad atsižvelgiu ir į ją, kad nedarau tik tais vien, kas būtų man gerai. Ir kaip pasirūpinu ją, kai reikia, visą laiką reikia, bet kaip pasirūpinu ir jo, kaip būnu su ją. Aš nesu įsitikinus, ar gavau atsakymą į klausimą, ko nori paauglė. Aš gal galvoju, kad ji nori tų pačių dalykų, kaip ir suaugęs žmogus. Būt mylimu, pastebėtų. Būt reikalinga, išgirsta, išklausyta. Jeigu jūs galėtumėt šiandieną pasakyti vieną patarimą Lietuvos mamoms ir jos atsižvelgtų jį, koks jis būtų? Vieną instrukciją, kaip elgtis, kaip gyventi su paaugle, kad abiems gyventi būtų lengviau. Nebandykit būti tobula mama, nes būti tobula mama nėra įmanoma. Ir vaikas jaučia labai didelį stresą turėdamas tobulą mamą. Tai taip. Sakyčiau, elkitės su mumis kaip su draugais, nes tai yra labai geras būdas susijungti, bendrauti. Ir taip pat supraskit, kad mes nesame dar suaugę, kad svarbu yra į mus kartais žiūrėti kaip į suaugusius, bet nepamiršti, kad mes taip pat esam dar nesuaugę. Ir kad tie potyriai, kuriuos jūs kažkada, pavyzdžiui, praėjote, o mes dar ne, ir matote, kad mes tuo juos praeisime, arba yra grėsmė kažkokių dalykų, kuriuos jūs praėjote. Tai, sakyčiau, nebandykite to visiškai stabdyti. Taip, apsaugoti yra viskas gerai, bet gal labiau reikia padėti su tuo, tą išspręsti, su tuo dylinti. Nes, kaip sakiau, ką jūs praėjote, mes dar nepraėjome ir jūs turite savo įsivaizdavimus apie tai, tiesas, viską, o mes to dar neturime ir geriausia patirtis yra patirtis patirta savimi. Tai todėl reikia kartais nebijoti tų tokių dalykų kaip dvejetas dieninė ar, nežinau, pirma meilė nenusisekusi, kad jos reikia, nes jeigu, kaip čia, įdėsi savo vaiką į tokį burbulą, kuriam niekas neatsitinka, tai jis neišmoks daugumos dalykų. Jam niekur neatsitiks.
Gerai, man tik tai reikia pasitikslinti. Taip. Tai kada jūs jau dideli, o kada dar neužaugę? O Dieve. Man reikia suprasti. Niekad nebuvau užaugus. Tai pilnai atsakyti, manau, negaliu. Bet nemanau, kad mes pilnai visi užaugame. Vis tiek pas mus yra ir to visiškai mažo vaiko, ir paauglio, ir kartais aš jaučiuosi, kad manyje yra ir 20 metės, ir 50 metės. Ta prasme, viskas labai susijungia, sakyčiau. Mamos patirtis, močiutės patirtis, tau atrodo, kad tu tai irgi žinai. Ir todėl nemanau, kad mes pilnai užaugame arba pilnai būname jauni. Nežinau, ar tai logiška, bet čia mano įsitikinimas. Merginos, labai labai ačiū. Ačiū, kad leidote su manim į tokias visai nevaikiškas temas, kad kalbėjote širdies, buvo čia. Ir aš noriu pakviesti visas ir visus, kas žiūri šiuo metu ir klauso, siųskit mums savo klausimus, nes mes turim tokią fantastišką ekspertų grupę ir galime imti ir juos taip nuodugniai išnagrinėti. Ačiū ir iki kito karto. Gal tu turi instrukciją?